O mes pažiūrėkime kovą. Ne, kovas jau ne už kalnų. Pažiūrėkim, koks bus kovas. Taip, pradžiai žiūrėsim, koks bus kovas meilės srityje. Taip, meilės srityje kovas žada daug naujovių. Kas norėjo sukurti šeimą, ne? Kas stropiai stengiasi tai daryti, kas norėjo išsaugoti šeimą, ne? Kas norėjo, pavyzdžiui, turto, pavyzdžiui, nusipirkti, pavyzdžiui, namą, sodybą ar dar kažką, galbūt būstą išsinuomoti, ne? Tai bus naujos galimybės įsitvirtinti. Dabar dar jos yra paslėptos, ne? Dar kažkam bus pagausėjimas šeimoje. Taip, žodžiu, bus duota viskas, ko jūs patys norėjote, ko kažkada tai norėjote, tai jums bus dovana. Meilės srityje bus dovana. Kažkam galbūt nebūtinai, ne, tai susijęs su turtu, ne su nekilnojimu turtu. Ne, galbūt kažkas norėjo, pavyzdžiui, tiesiog, kad šeimoje būtų didesnis priteklius, ne? Daugiau būtų pinigėlių, ne? Kad šeimoje būtų kažkokių naujų galimybių apskritai, ne? Tai vat šeimoje, santykiuose bus daugiau galimybių. Bus tokių įdomių paslėptų momentų, ne? Galbūt kažkas vystysis, galbūt iš vis kažkas norės eiti į ezoteriką, ne? Galbūt kažkas slaptai kurs verslą, ne? Žodžiu, santykiuose, tarp kitko, kas kurs, kas tik pradės kurti santykius, ne? Tai iškart nuo stabilumo pradės. Iškart nebus pasimetęs, o turės tokių rimtų ketinimų, ne? Tvirtų ketinimų. Dar kažkas santykiuose labai stengsis, kad tai būtų tarp auksinis viduriukas, ne? Kad taip reikia pinigų, taip reikia kažkokio ten nuosavo turto, taip reikia visko, bet reikia ir pamatų tvirtų, ne? Kad viskas būtų lygiai. Tvarkoj, dabar žiūrėkim, kasgi dėsis kovo mėnesį darbuose, ne, darbo sferoj. Ar čia nebus tik prisipainioję? Taip, darbo sfera yra visai neblogai. Štai, darbo sfera visai neblogai. Taip, teks parodyti save, teks pakovoti, teks įrodinėti, ne, daugiau logiškai. Bet čia kaip įdomi, ne, ir logiškai, ir fiziškai reikės rodyti savo pastangas, ne, galbūt prieš vadovę, ne, tarkim, jeigu tu čia esi, galbūt prieš vadovę, kuri tave, reiškia, žiūrės nuo galvos iki kojų, kaip tu dirbi, ne, kiek tu čia įneši savo energijos, čia nebūtinai yra moteris, kad ir mums rodo moterį, bet apskritai žmogus bus labai energingas ir dės visas pastangas, kad įrodyt, kad gali čia dirbti, kad gali čia likti, kad gali vadovai, tarkim, remtis tavimi, ne? Bet dar mums parodykit, kad reikės daug pastangų įdėti, tai šitą mes supratom. Koks dar kovas bus finansuose? Kažkaip greičiausiai bus taip, kadangi čia buvo, kad reikės daug išeikvoti energijos, ne? Tai gali pliupti toks nuovargis, kad greičiausiai manęs nieks nemato, greičiausiai aš darau daugiau negu kiti ir manęs nieks nevertina. Iš tikrųjų taip nėra, jūs vertina labai gerai, mato, kad jūs darot viską lankščiai, mokat prisitaikyti, mokat viską suspėti laiku ir esat labai protingas žmogus, labai gabus, tad neverta savęs nuvertinti.
Darbo tikrai užteks. Darbas, žinot, toks iš vienos pusės pastovus, iš kitos pusės jis yra įvairus. Galimai reikės kažkur, pavyzdžiui, į kitą sferą nueiti, ne, kaip būna vadovai liepia tai vieną padaryti, tai antrą, tai trečią, tai ketvirtą, ne, kad jūs puikiai laviruojat, puikiai viską suspėt laiku ir dėl to būtent jūs pasirinks, kad jūs kažkur daugiau, bet kitokiuose sferose dirbtumėt. Nes realiai jūs labai gerai vertina. Gerai, tvarkoj. Dabar mes pažiūrėkim sveikatą. Kokios bus sveikatos daugumoj žmonių, ne? Koks pas mus sveikatos fonas? Reiškia, su sveikata iš vienos pusės yra viskas gerai. Iš kitos pusės neperdėkit. Todėl, kad taip reikės daug dirbti, reikės pakovoti, reikės daug išeikvoti energijos, reikės visko labai daug, kovas yra labai judrus. Kadangi moteriam tai gali būti nėštumas, gali būti priteklius, gali būti finansai, vaikai, džiaugsmas, sėkmė. Žodžiu, labai geras mėnuo yra kovas. Vien tik piniginė reikšmė, tarkim, taip pasakysiu, ne? Bet būtent sveikatai tai labai gali sekinti. Reikia būti pasiruošusiam, kad neperdegti, nes kažkam sveikatos problemos prasidės nuo perdegimo. Ne? Kokios sveikatos problemos gali būti, o jos bus, tai gali būti nuo paprasto gripo iki kokių nors kūno vietų sulaužimo. Gali būti, kad gripų susirgsit ir gulėsit, negalėsit atsikelt, galbūt, ne, kažkas gali papulti į ligoninę, bet tai liečia praktiškai visą kūną. Tai nebus, kad šiandien biškį galva paskaudėjo, o rytoj jau ne. Tai gali būti daug rimčiau. Ne? Gali būti, kad temperatūra bus aukšta ir teks, reiškia, pasigydyti, ne? Būkit atsargus, būkit budrus, kadangi galbūt ir ne visada įvertinsite orą, ne? Galbūt bus geras oras ir jūs neįvertinsit, kad reikia dar vis save saugoti, ne? Neatsakingai elgsitės, ne, su sveikata, kaip mums galėtų rodyti saulutė, kad galbūt vaikiškai rengsitės, ne? Galbūt jau vis tik vasarą pajusit ir atsipalaiduosit. Tai vat neverta, gali būti, kad labai stipriai netgi klius per sveikatą. Kas stipriau rengsis, taip, aš tikiu, kad tikrai nesusirgsit, kad nepasigausit nieko, bet žinutė yra tiesioginė, kad nesielkit neatsakingai su savo sveikata. Štai toks kovas, duokime dar patarimą jums. Patarimas yra toks. Reikės apsispręsti. Reikia pagaliau vieną kartą ir visiems laikam nuspręsti, kur toliau judėti. Čia kažkaip pas mus kaip ir nebuvo pasimetimo, pas mus labai tvarkingai rodė, kad kaip ir bus naujų galimybių, bus visko ir darbo, ir santykiai tvirti, kaip ir nebuvo kažkokių tai dvejonių, ne, bet vat patarimas yra būtent, kad turit realiai pažiūrėti į situaciją, neklajoti, kažkur nesvajoti, bet kažkodėl tai reikia priimti šiuo metu, kur toliau judėti. Kažkodėl tai yra labai svarbu dabar ir būtent dabar. Reikia priimti sprendimą. Ties sveikatos klausimo, ne, vėl reikia priimti sprendimą, kad dar ne vasara, ne, dar palaukti, dar neskubėti, dar prisilaikyti. Galbūt kažkur santykiuose, ne, lygiai taip pat, kas turite šone, ne, reikės irgi priimti sprendimą, o ką toliau daryti, kaip toliau elgtis, ar likti santykiuose, ar nesilikti, kas turite psichologinių problemų, ne, kaip toliau elgtis
aš nesuprantu savęs, man reikia suprasti save, ką toliau daryti, kaip toliau elgtis, vidinis konfliktas, ne? Taip pat galbūt spręsite kelionės klausimus, kurie bus aktualūs ir niekaip negalėsite įspręsti, nes kažkas jums trukdys. Galbūt kitokių reikalų atsiras, kuriuos reikės spręsti, bet spręsti reikia jau dabar. Žiūrėkit situaciją, kuri jums labai aktuali ir jau dabar, netgi jeigu tai yra gana toli ta situacija, va, tarkim, jūs spręsit klausimą, tarkim, vasaros, ne, kur važiuoti, kada važiuoti, tai jau dabar reikia nuspręsti, jau dabar reikia suplanuoti, jau dabar reikia nusipirkti bilietus ar dar kažką, bet jau dabar, nes tas užsitęs labai ilgai ir jis gali būti netgi daugiau problemų atsiras. O dabar yra pats laikas viskas spręsti, visas rūpesčius, visas problemas. Štai tokie patarimai iš manęs. Ačiū, kad žiūrite.